53-48. Šokinėja aplink mane čia visi Vulkanų komentatoriai, jiems, aišku, išskyrus Bosnius tiesiog smagu, kad pavojai išlaikomi lietuviai pralaimi. Ну, давай! Serga už savo komandą ir už jos visi. Netaiklus Jono Mačiulio metimas iš toli. Ir jau lieka, prasidėjo prieš paskutinę šio kelią minutę. Gaus jau, čia, ai! Gerai! Apsigina Lietuvos rinktinė. Ну, давай, tritaškį, nu! Nu! Ai! Nepataiko Jonas Mačiulis, kamuolys Lietuvos rinktinės rankose. Gerai. Robertas Jevtokas. Vienas Krysaus aikštelėje duviškai, na štai tokių. Kai jau nekrenta, tada reikia ieškoti tokių paprastesnių. Gerai. Ir ieškoti, ko gero, šiandien reikia Lino Kleizos. Nes daugeliui kitų Lietuvos rinktinės krepšininkų šiandien arba nekrenta, arba rankos dreba, nes įtampa pradeda jaustis vis labiau. Ir sunku pasakyti, ar jie susikūrė patys lietuviai, ar vis dėlto tokia komanda, prieš kurią Lietuvos rinktiniai. Yra būtent taip sunku. Viskas šakės pusiaučiu. Nu! Gerai yra! Varžovas, nei vienas iš jų nieko daugiau ir nedarė, tik tai stovėjo iškėlė rankas, 52-55. Reikia jungti kažkokią aukštesnę pavarą lietuviams. Aukštesnė pavara. Nes Bosniai ją jau įjungė. Ir Zateletovičius. Praridena kamuolį. Nu galėjogi... Ai! Iš tikrųjų gražiai Bosnijos ir Hercegovinos ataka pasibaiginti taikliu metimu iš po krepšio. 52-57. Mantas Kalnietis. Nu! Nai! Metimas dar sekundė, varžovai turi tokį metimą. Lietuvos rinktinė pralaimi trečiąjį kėlinį 22-26 ir turi labai rimtų problemų šios dienos rungtynėse ir apskritai šiame Europos krepšinio čempionate. Pertraukėlė. Kodėl aš giriu Vytautą? Nes daug sportuoju, o Vytautas padeda atgauti prarastus mineralus. Transliacija pristato mineralinės vanduo Vytautas. Jaučiu gaus. Tikslas, tačiau svarbiausia. Jaučiu gaus. Laukiant rungtynių ir pagaliau sulaukus. McCoffee, karštų pergalių rėmėjas. Įrankių centrai Stoker. Didžiausias profesionalių įrankių tiekimo tinklas Baltijos šalyse. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris 1. Rinktinė renkasi tik rinktinius pasiūlymus. Dabar itin ploną net metro įstrižainę Smart 3D televizorių Samsung už neregėtai mažą kainą nori turėti kiekvienas. Rinkis Elektromarkt. Top Sport lažybos. m.topsport.lt. Visi šie daiktai be elektros, tik negyvi eksponatai. Energijos kodas. Elektra gyvenimui. Kodėl aš žiūriu Vytautą? Pažįsti kalcį. Transliacija pristato mineralinis vanduo Vytautas. Pergalė tai tikslas. Gaus tikriausiai. Tiesiog dalyvauti. Nežinau, nesiklijuoja vėlgi. McCoffee, karštų pergalių rėmėjas. Baigėsi pertrauka ir prasideda lemiamas ketvirtasis kėlinys šios dienos rungtynėse. Jį Bosnija ir Hercegovina pradeda turėdama 5 taškų persvarą, tai yra didžiausias jų pranašumas šiame susitikime. Lietuvos komanda irgi turėjo 5 taškų persvarą, tačiau tai buvo pačioje rungtynių pradžioje po pirmų 2 sėkmingų atakų ir viskas. O nei vieno kėlinio šiame susitikime lietuviams kol kas laimėti nepavyko. Pirmas lygiai, antras 12-13, Lino Kleizos metimo blokuoja Stepanovas. Trečiasis pats nesėkmingiausias 22-26 Bosniai apsigynė, išsaugo 5 taškų pranašumą ir pražanga Renaldui Seibučiui. Ai, viskas. Lietuvos rinktinė turbūt net